Labiausiai mane įkvepianti skautiška istorija yra istorija apie Lietuvos Skautijos vėliavos sugrįžimą. Jinai buvo pavogta, Lietuvos Skautijos vėliava, 2000, dabar galvoju, turbūt 3 metais. Po jubiliejinės stovyklos tiesiog budėtojai, kurie turėjo tą vėliavą, jos nenukabino, tai yra nevykdė savo pareigos ir ją kažkas tai ryte jau buvo nukabinęs. Tai va, tai visa istorija, kaip ta vėliava buvo ieškota, kur jinai buvo rasta ir kaip jinai paskui sugrįžo į Lietuvos Skautijos nacionalinę būstinę, man yra viena iš labiausiai įkvepiančių istorijų. O istorija tai buvo labai paprasta, tiesiog tas žmogus, kuris pavogė tą vėliavą, po kurio laiko Facebook'e pasigyrė, kad jis turi Lietuvos Skautijos vėliavą, kurią turi prikabinęs pas save prie sienos su smeigtukais. Ir ta žinutė buvo pastebėta ir taip mes sužinojome, kur ta Lietuvos Skautijos vėliava yra. Aš esu labai dėkinga skautam už savo draugus, kuriuos turiu. Tada už neįkainuojamą patirtį, kurią čia įgijau, ir už drąsą. Visų pirma, tai nepamiršti, kad atstovauji Lietuvą, tada nepamiršti, kad esi skautas, tada būti laisvu bet kokiai patirčiai, kuri toj erdvėje supa, jeigu tai būtų tarptautinė sritis, tai nebijoti su žmonėm kalbėtis, draugauti, įsimylėti. Ir turbūt aš manyčiau, kad žinios ir patirtis, būnant ambasadoriumi, jinai ateina, o garbės dalykai jie tiesiog arba yra, arba jų nėra, tai manyčiau, kad tai yra svarbiausia. Aš skautų forumo dalyviam palinkėčiau visų pirma nelaukti rytojaus, o pradėti nuo šiandien. Todėl, kad tai, ką gauname skautam, turbūt yra pati labiausiai neįkainuojamiausia, nerealiausia patirtis. Tai aš tikrai linkėčiau, jeigu jau atvažiavote į forumą, jeigu jūs domina viena ar kita tema, tai tiesiog galvoti, ką toj temai norėtum padaryti. Nes iš tiesų tai yra puikios galimybės įgauti patirties, kuri paskui, kai būsit 18, 20, 25 metų, jinai jums pravers.